kambario ir taip lėtai ėmė. Jau ateina. Nu, tai kas ten tie juodi daiktai, ką? Tapkės, kokios fainos. Parodyk. Žieminės. Tapkės išmėtytas. O, kaip fainai tau tinka. Tapkutės dabar turėsiu. Sakau, Osvaldui, kokios mielas tapkutės pasijutos. Jis sako, pavaikščiok, jeigu nori. Gaila, man jos per mažos. Sveikos gražuolės, šiandien visai išstaršiusi pradedu rytą. Čia sėdi vaikas, žiūri kažką. Čia aš kepu lietinius blynus. Ten visi užsinorėjo lietinių blynų, tai vat ir kepam. Labai kvapas malonus sklinda po namus. O čia vakar išploviau jau formeles, kurias Osvaldas gavo iš Kalėdų senio po egle. Čia šitas formelės yra sausainių išspaudimui ir vat pasispaudžia ir gaunasi toks antspaudukas. Dar Osvaldas gavo ir tešlos imbielinės kartu, tai jau šiandien tikiuosi kepsim sausainius. Melė tokia, o po to jau antspaudą trišaus. Taip. Va. Osvaldas vaikšto su skirtingom tapkim. Vis dvi tapkės turi. Dviejas tapkės. Dvi poras turi, tai kietas gali rinktis. Osvaldas sako, kad negali sulaukti, kada mes kepsim šitos sausainius. Taip, darysim antspaudukus. Nu ką, valgom blynus, kas su kuo čia. Ir su sviestu riešutu, ir su vyšniom, ir su graikišku jogurtu. Kas kavą geria, aš tai čia su arbata. Su Nutella valgo. Tu su Nutella valgysi, taip. Ir tu. Va, taip, vaikas mėgsta pieną ir klausia, kodėl aš negeriu pieną. Nežinau, nuo vaikystės kažkaip man nėra taip, kad aš norėčiau pieno. Kad tu net neparagavai. Osvaldas geria be laktozės pieną, ne, čia be laktozės. Ir jam kiti pienai jam neskanu kažkaip. Bet davėm kitą pieną, sako. Skanu, tokie ir tokie. Ir tokie, ir tokie. Nu, sakei, ne toks pienas, kai kitą davėm. Daugiau linksmų. O, tokių. Tai čia kiek pusės tik viskas čia jau šakės. Gal biškutį per daug bus ką? Jūs Nutellos fanai. Dar reikia nudėti. Nutellos fanai. Bet man dar čia? Daug. Sergi, nepritaškyks, nu visur pėga. Ten Nutella ir ten viską paskui. Prie Osvaldo jau ir ant kėdės net padėtos servetėlės ir šalia, kad tik neišsipūtų. Saudukai, abi rankos prie stalo, tu atsimeni, taip? Gerai. Aš piešiu. Ką pieši? Nu, matai. Kaip matau, makaliūzė. Gerai. Labiausiai mėgstu su graikišku jogurtu ir su vyšniom. Tai va taip, mano bus. Vyrukų kokie blynai. Šiek tiek skiriasi. Man su Nutella tai toks per saldu gal kažkiek. Mama čiutė atnešė per balkoną. Va, kokia eglutė padaryta. Sako, Osvaldas neturi eglutės. Na, pažiūrim. Čia dar kitas mačiutės vaikšto. Kur statysim? Čia statysim. Gerai. Va, kad Kalėdų senis matytų, jeigu ką, kur mažesnės dovanėlės galima statyti, ar ne, va čia. Oi, kokia spalvota graži. Oi, kokia gražuolė. Nusprendėm su nukalkinimo priemonė išpurkšti šitą užuolaidą. Pažiūrėsim, pafilmuosiu gal iš viršaus, va taip į apačią labiau matosi, ant kiek jinai yra nukalkėjusi. Pažiūrėsim, kaip seksis. Jeigu nepasiseks, pirksim naują. Perkabinom viršų, apsukom kitą pusę, kad lengviau būtų išpurkšti ir plauti. Tai va, pažiūrim, kaip atrodo. O buvo tokia skaidriai permatoma, na, kaip viršui maždaug. Man patinka labiau permatoma užuolaidėlė. Ir va, Osvaldas čia. Einam, kaip pasakysiu. Ką pasakysi? Gerai, pažiūrėsim, kaip čia viskas vyks. Čia nuėmėm viską. Na ką, grįžtam prie užuolaidėlės. Ne kažką čia nusiplovė. Vyras prasikeikė, sakė, kad viskas. Mes daugiau tokiais dalykais neužsiimsim. Pirksim naują, nes smirdalo ir darbo daugiau negu naudos. Tai vis dar kvapas šiek tiek jaučiasi nuo šitos užuolaidėlės. Tai
Žodžiu, užduotėlė dabar nauja nusipirkti. Kažkaip iš šitos pusės nusiplovi labiau, iš šitos nelabai, bet smirda, tai patikėkit, neverta. Bet mes su Osvaldu matuojamės tokį įdomų džempuką, kuris yra su tokia beždžionytė viduje, ją galima išimti. Čia yra lietuvių kūrėjų brandas, kuris vadinasi Ships and Roses. Labai fainas džempukas, labai kokybiškas toksai ir labai fainas draugas, kurį galima išimti norint. Taip fainai atrodo. Šiaip Ships and Roses gamina moteriškus drabužius, bet ir vaikams daug visko gamina. Mums džempukas gal šiek tiek yra didokas, bet mes būtinai palauksime, kol Osvaldas paaugs ir jau dabar jisai labai džiaugiasi jo. Na ką, ruošiamės sausainių kepimui. Čia yra imbierinė tešla sausainių, čia yra mano kočelas, kurio neturiu, tai naudoju tokį pilną butelį gertuvės. Čia yra kažkokių papuošimų turim iš pernai metų, nežinia kurio amžiaus. Na ir žinoma mūsų štai šie štampukai formelės, su kuriamis ir darysime visą stebuklą. Šitą atšildžiau, 500 gramų, imbierinė, tai žiūrim ar galiojimas dar nesuėjo čia. Išbandykite ir mūsų spalvotus paruoštus vartojimui glajus. Gaila, neturim glajus, bet bandysim kažką. Osvaldas kiša dar savo beždžioniuką, išimta iš džemperio, šiaip fainas labai toks, ne? Tu nešioji kišenės išlindusius. Ai, tu. Ką, pavargai? Treniruotė futbolo buvo. Pasodinti, tai gali. Jeigu jis įsidės. Jeigu bus paklusnus. Na, stop. Palauk, draugą pasodinsiu. Jis jau tau iškris čia tikrai. Kaip tai Gal mes jį pasodinam ten, žiūrėk? Ne, aš čia pagaminu ir įsikabės. Įsikabės, va tai va. Taip. Dabar paimsime dalį tešlos. Štai tokią. Gali ją paminkyt. Tai šito? Ne, tiesiog va taip. Pamiršau šitus nusimti. Gali prilipti. Prilipt galėjo tešlą, tikrai taip. Čia kaip plaselinas. Reikia pamilkinti pirmą. Ai, reikia į plokštę daryti. Na taip. Ir šitą. Tai man atrodo, kad reikia iš pradžių išspausti, va tai va. Na kaip gaunasi? Taip. O, kokia graži šita. Tai gerai, tai o kaip mes papuošiam? Jam galima sagutes čia skirtingas įdėti. Pavyzdžiui, žalią, violetinį. Aš noriu dėti, o tu... Spaudaliot. Gerai, tai ką tu dėsi? Tai kurias? Aš noriu... Žvaigždutės tas gali dėti čia. Gali. Gerai. Tas tai nukrito, o tas prančinka gal. O, kaip šaunuolis, kaip gerai gavosi. O pas tave kažkaip labai reikėčiau. Nelabai. Kalėdų senis už tai koks gavosi snieguotas. Šmiltų. Tai šaunuolis, viskas berniukui gaunasi pačiam padaryti. O, šaunuolis. Nes parmelį. Užsimušysiu savo praeitą gabalą per daug miltinį. Čia pasirodo per daug miltų ir nereikia. Taip? Kaip sprendė, ar daug gaunasi pas mus tų sausainukų, ką? Daug gaunasi ir draugas čia tupa irgi. Gražiai gaunasi viską dėti, šaunuolis berniukas. Tai koks tu kruopštuolis pas mane?
Pažiūrėkim, kaipgi gavosi sausainukai, kaip jie atrodo. O Saldai, kaip tu manai, gavosi mums sausainiai? Taip. Aš irgi manau, kad gavosi. Aš einu iš proto šiandien su savo tą beždžionėtį. Va, primaitinu saldainiais, ten pas tave vakarienės, o ne kas dar buvo pusryčiai, pietus pas šitą tavo beždžioniuką. Visur, vat, jį užkabino už rankų, už kojų, labai fainas žaislas iš tikro. Va, kavo. Kietas. O kaip? Šiandien mes va čia išsitęsiam lovą, Muzinas daro popkornus ir turėsim ką tokią? Filmų vakarą, taip. Asaldo kambarį, tai jokiuosi, kad po to mes visi čia trysia turbūt ir išmygsim. Labai norėjom savo tokį vakarą pasidaryti, tai anksčiau pasiklojam lovą, anksčiau nusiprausiam. O tu ką dar darysi? Kažką pabandysiu sugalvoti. Kad fainai būtų čia mum, taip? Tai va, kokia sėdžiu išpilta galva, po to susipinsiu eglutę nakčiai, kad rytoj susibanguotų plaukai. Na ir ką bus? Filmo vakaras! Aš jau guliu savo, įsidriebus, Osvaldas lipo kažkodėl po lovą. Čia bunkeris. Koks dar bunkeris, nesimato tavęs. Filmuot mane čia. Turim, koks dar bunkeris, kur ten? Sulipi. O Jėzau, kaip giliai, nematom tavęs. Kuri nuskrido į Belgradijos konditerių konkursą. Tada apsikeitė vietomis su Margaret, Montenaro kunigaikštienė, kuri atrodo lygiai taip pat kaip aš. Tikriausiai pamenate. Ponios ir ponai, atėjo akimirka, kurios visi laukėm. 59-ojo kasmetinio tarptautinio Belgradijos konditerių konkurso rezultatai jau aiškus. Parodė savo kūrybiškumą bei meistriškumą. Tad nieko nelaukdama, skelbiu, jog pirmos vietos nugalėtojas